Marišas man toks pyktis kartais paima, kur dar pasakykit man, kad žinai žemę apvaly. Nu, Ne, kas toliau? tai žemė apvaly, tai tu turi būti pridurkas, kad galvotum žemė apvaly. Gerai, jeigu žemė apvaly, paaiškink, kaip tada gulšiukas veikia. Nu, aš žinok, šito nesuprantu, nes tu tą galšiuką padėsi, jeigu žemė apvalys, tadik. Gerai, jeigu yra žemė apvaly, tai tu turi lipti kalną visą gyvenimą. Nu, tai arba riedė daiktai turi visą laiką. Jie, ta prasme, tu turėtum ait kaip per tokia šipilį, kur, žinai, rieda visą laiką iš viršaus. Jo, mėto akmenis. Arba jeigu žemė apvaly, kur tada debesis yra. Ir matai, tas 5G jis atsirado ir tada per žmogaus kūną jis pėdsaką palieka ir tada nebestovi. Ir žmona po 2 mėnesių išbėga pas kitą ir tu lieki su 360 eurų alimentus mokėti. 20. Ko? 20 eurų, 1000 litų. Taip. 20 žalio. Už 20 žalio, žinokit, va, kaip įvažiuoju, taip ir išvažiuoju pas konkurentų. Ne, išvažiuoti nereikia, nes vis tiek jau laikas sugaišam. Aš matau, žinok, čia susitaupysim priekį dar kiek. O jo, atsimes, kažką dar turim, dar savo dadėsim. O jeigu, pavyzdžiui, pas konkurentą, va taip, kiek, taip įsivaizduojat, mokėtumėt? Kažkur aš galvoju apie 12. 12 ne. Viskas, pinigai švent sutarta. Tai padaryta bus kaip iš salono, jokių problemų. Viskas bus nulioma mašina. Ką galim savo, žinai, jėgom Irgi ne dievai esam, žinai, Dievas, kai sakosi, kūrė pasaulį per 5-6. Ponas Lukas, nu mes tikrai, kas mūsų jėgose, mes tikrai pažadam padaryti. Nu, bet ir mes patys tų chlamų kiek pridarom. Aš tikrai ranką ant širdies pridės pasakysiu, mes tikrai ne vieną ir apipysę esam. Bet, nu, važinėjomės tik tai firmų pavadinimus keičiam ir, žinai. Bet, nu... Bet tai pinigai padaryti. Pinigai mums yra šventas dalykas. Tai ką, viskas, darbas baigtas ir... Gerai. Tai po 2-3. Tai pranešit man, kada čia bus. Tai taip. Supratau. Nu, ačiū tada. Tudaušai. O, Marišas, Nu, klausyk. Gerai, kad atėjai, aš apie tave galvoju. Žiūrėk, aš turiu tokį pasiūlymą. Aš, reiškia, vakar truputį investavau pinigų į vieną žmogų. Jisai man pasiūlė padaryti tokį verslą, kur, reiškia, tu investuoji pinigų ir aš tau siūlau irgi su investuotų pinigų, tu prikvieti dar 3 žmonės, jie prikviečia dar 3 žmonės ir galiausiai kokiam 10 lygiai gaunas taip, kad tu turi malūnsparnį. Ai, tu čia pas Andrelę, ne? Ir tipo tu pardavinėjai miltelius ten skelbimą. Ai, ne, tie pinigai jau viskas, jie prapisti, nes aš esu jau 3000 sumerkęs į tą varkę. Matai, ne, pas mane tai situacija tokia, kad aš tos pinigus turiu, jie tiesiog yra ne su manim šiuo metu, o su Andriliu. Taip, kaip mano žmona.